Labas rytas. Ką tik atskėliau, išlindau. Žiūriu, kad rūkas apsupo visiškai nebuvo, dabar jau saulė toj kilt turėtų ir visiškai apsupo iš visų pusių. Tai, čia gal dėl to, kad esu gana aukštai virš jūros lygio vakar, kai užkilau. Tai bent jau 700 metrų turėtų būti. Ir miegot šalčiau biški buvo. Ir vakar smigau turbūt, nežinau, apie 9 valandą, tai jau viskas. Buvau užmigęs. Tikiuosi, tokio rūko nebus ir saulė išlys ir viskas prasisklaidys. Nes šiaip dabar labai drėgmėtas sukilus, tai palapinė šlapia. Čia net nuo šlapumos prilipus. Norėčiau įsidžiovinti ant saulės. Pasikabinčiau, kur yra viską. Ką Sangoko pusryčių pasidariau. Pademonstruosiu. Šiaip šitie nėra labai skanus, jie su vištiena. Man super sajano buvo skanesni, man rodos, jautiena ten buvo. Tai va, tai užkasiu pusryčių, vakar dar bandelį nusipirkau, biški dešros, saliamį ir panašiai. Tai va, pusryčiam bus ką valgyt. Gerai, šita vieta visai man patiko, biški viena kita šiukšlė mėtosi vis tiek, čia namas sugriuvęs tiesiog už manęs. Bet šiaip toks visiškai šalia kelio, kurio važiuoti reikės, bet ir pakankamai toli, kad nesigirdėtų. O čia tas namas. Tai ten dar namo vidus yra, bet... Tai šiandien važiuosiu iki Albečete pradžiai, kas yra už 3-4 km beros nuo čia. Ir tada už Albečetės, nes Albečetė yra didesnis miestas, tai ten užsistokinsiu dalykais. Kas čia liko? 2 dienos Portugalijos ir dar 7 turbūt Ispanijos. Tai juokas, bet jau laukiu, kada baigsis, nemeluosiu. Smagu, bet jau pasiilgau namų, šeimos ir komforto. Tai taip toks, kaip ten sako, bittersweet jausmas, nes toks supranti, kad jau į pabaigą viskas, tai taip biški ir liūdesėlis ima, ir bandai pasidžiaugti, kiek galima. Bet tuo pačiu ir žiauriai laukiu, kada jau namo reikės važiuoti, nes tiesiog, kaip ir sakiau, pasiilgau šeimos, pasiilgau žmonos, pasiilgau namų, pasiilgau Vilniaus galiausiai. Tai va, toks dvigubas jausmas, tai nežinau, gera pabaiga tikiuosi bus. Vakar labai gražus kelias buvo, tai tikiuosi ir šiandien toks pats bus. O dabar eisiu užkasiu tos vermišelius, sukaposiu, sumuštinį ir mausiu. Važiuoju, žiūriu. Čia tokių, nežinau, kas čia net būstinių pridaryta, nepridaryta. Čia tikriausiai natūraliai, tai taip nesusiformuoja. Jo, čia matosi su kažkuo nutašyta. Tai... Wow, bet čia labai... Galvojau, reikėjo vakar biškį pavažiuoti ir va tokioje vietoje miegot, bet blemba, kiek čia dulkių. Eina savo. Čia net nesmėlis, o dulkės ant žemės tiesiog. Jo. Žodžiu, čia dar kažkoks kambariukas. Ir šiaip
Pakeliui visai tokių nemažai vietų. Čia šita žemesnė, kitur tai ten aukščiau biški būna. O šiaip tai ten aukštumoje dar yra, mačiau, kelias, bet jau nelipsiu. Ten kalnuose irgi tokių skylių yra. Tik aš neįsivaizduoju, kaip ten kažkas dasigauna. Nu, įdomu. Ką, jau 8 km numyniau, dar apie 20 norėčiau numint, bet nemanau, kad užteks dienos šviesos, o naktį nelabai mint noriu, nes paskui sunku vietos susiras būna. Tai va, biškį susivėlinau Albačetėj, nes galvojau, nuvarysiu greitai į local kokį restoraną vietinį, pavalgysiu vietinio maisto Lamančios regiono ir išgazuosiu iki McDonald'o pakeliui, ten pasikrausiu greitai įrangą, nes irgi jau powerbanko nei vienos padalos neliko telefone 3%. Ir viskas, pasimsiu kavos ir išvarysiu. Tai galvoju, per valandą su pusę susuksiu, kokią per 2 max. Tai nuvariau, susiradau tokį restoraną. Įeinu visiškai, nei vienas žmogus angliškai nekalba. Nei jes, nei nau. Nu žodžiu, visiškai nieko, bet kažkaip ten kalbėjom. Jis man ant lapuko parašė, kad 13:15, tai aš nesupratau, ar dienos meniu viso kaina tokia, ar čia tipo tik nuo to laiko pradeda servint. Nu tai žodžiu, atsėdau, sakau, okei. Ir jis pradėjo man vieną atnešė užkandį, ten tiesiog kažkokį bulvių pyragą, tada atnešė antrą vištienos kažkokį, nežinau, kažkokį troškinį su bulka. Nu ir aš laukiu, tą troškinį atnešė, paskui žiūri, nieko neneša, galvoju, jau viskas, kaip ir aš pavalgiau nuo tų patiekalų. Tai keltis, mokėt ir tas vyrukas. Pamečiau savo jogurtą butelį. Tai bėgo vyrukas, pakėlė, padavė, ačiū jam. Nu tai va, žodžiu, stojausi jau kelt, mokėt, sako, viskas einu. Ir jis, tipo, ten kažką pasimetė labai, galvoju, kas čia dabar, ką negerai padariau. Ir jis, tipo, atnešė man dienos meniu, sako, tai dar net neužsisakėjai. Nu, vėl savo kalba, nelabai aš ten žodin supratau, bet, iš esmės, kad dar neužsisakiau, reikia išsirinkti. Nu, tai gerai, išsirinkau 2 patiekalus. Tai dar 2 patiekalus valgiau, tai pasirodo, tie užkandžiai, tai ten tiesiog įeina į tą kainą. Aš jau nuo jų pavalgiau, man dar atnešė paskui makaronų su čiorizo dešra, didelė tokia, lėkštė. Tai tą vos suvalgiau ir tai ne visą pabaigiau. Ir dar atnešė kažkokių kalmarų, irgi užsisakiau, nes liepė įsirinkti, bet aš nieko nesupratau, tai belė kur pirštų bedžiau ir viskas. Tai tuos kalmarus dar irgi šiaip ne taip damušiau, tai tiek privalgiau. Bet problema tame, kad ten sėdėjau, tai pratarmozinau gal, nežinau, 1,5 valandos vien tam restike valgydamas. Ir nieko nepasikrovau, nes nei rozečių nieko nebuvo. Tai važiavau tada iki McDonald'o, ten kavos pasiėmiau.
Irgi viską, kol pasikrovau, vėl, man rodos apie daugiau nei pusantros valandos sugaišau. Nu tai va, gaunasi, kad beveik 3 valandos, 3,5 turbūt valandos tiesiog užpakalin. Tai plius vandens nenusipirkau, tai reikėjo dar kartą stočią kitą miestelį mažesniam, kad dviračio nereiktų rakinti ir nuiminėti viską. Nu, bet dabar jau susitvarkiau, tai all in all viskas pasiruošta, nuvažiavau 8 kilų, 9 gali veiksiu, bet daugiau turbūt nelabai, nes nespėsiu tiesiog, neužtek šviesos. Tai va, tai biški šiandien lėta diena, nu, bet taip jau būna. Tai va, kelias visai gražus, šiandien gravelio daug, turbūt kokį, nežinau, 100%. Tai visai smagu. Įkalnės nedaug, beveik nebuvo, tai liuks labai. Oras irgi biški debesėlių yra, tai ta saulė uždengia, tai nėra taip, kad baisiai karšta, bet antroji dienos pusėj, tai neturiu kuo skūstis. Dabar tik tais vietą normalią reikia nakvyniai susirast ir bus super. Tai va, tai turbūt ten ir susitiksim. Oi, jau 4 ar 5 tunelis toks, tie buvo po 3,30 metrų, čia jau virš pusę kilometrą. Ir viskas gerai su tuo tuneliu, čia viskas tamsu visur, bet esmė, kad daug šikšnosparnių žiauriai. Ir jie ten turbūt kaip juos išgazdinu su tom šviesom savo su garsu. Tai jie labai pradeda blaškytis, ten makalotis, baisu, kad atsitrenks koks į galvą. Tai, bet ką, jau nedaug liko iki tos vietos. Tai bandysiu kažkaip davažiuot, gal paskutinis jau. Bandom, važiuojam. Gal štai. Nu, kažkaip pravažiuosim. Nieko kol kas nėra, jie dažniausiai prie išėjimų būna. Tai nežinau tik ar matysis, bet praeitam tunelį tai žiauriai daug buvo. Nu, be lempų, be šviesų, tai čia jau niekaip. Čia net su telefonu jaučiu nelabai išeitų pasišviesti, nes visiškai tamsu net ir dieną būtų. Nu, kur šviesa tunelio gale. O, jau matau. O, čia nėra. Jau būtų išlindę. Nėra nei vieno. Nu, nieko, ką padarysi. Ne visada išeina parodyti, pademonstruoti. Gerai, jau čia liko dar kokios 5 minutės. Tai gal stovyklavietėj susitiksim dar. Nu ką, pagaliau atvažiavau. Blemba. Per Google Mapsus radau šitą vietą. Tai uždėta tiesiog daug vietų pažymėta skirtingų ir kiekvienoje vietoje po vieną nuotrauką šitos vietos. Nors tos vietos visiškai kitokios. Tai turbūt kažkas haikino čia ar važiavo pro čia ir tiesiog sudėjo savo pusę albumo nuotraukų ir viena iš jų buvo šita pastogė.
Tai į vieną vietą nuvažiavau 20 minučių, į kitą vietą 20 minučių ir ten visiškai nieko nėra. Tai trečias kartas nemeluoja, pravažiavau gal 6 tunelius. Tai turbūt, nežinau, bent 3-4 km tuneliais pravažiavau. Tamsoj, tada tamsoj tiesiog ir šiaip netaip radau. Tai nežinau, čia kas matysis, bet va, suolai, stogas virš galvos, šiukšliadėžės, čia net dviračiam padaryta, kur prisikabint, lenta šita žymioji, prifotkinta, suoliukai ir vandens net yra. Pažiūrėsiu tik tais, ar veikia. Tai veikia, jas. Tai galėsim rytoj negailėt vandens. O palapinę tai va čia kažkur kampe ir pasistatysiu, jaučiu. Arba gal net čia kur nors bus po stogu. Ten aišku mažiau matytųsi, bet tai nieks. Nemanau, kad kas nors už mane anksčiau atsikels ir čia eis ar važiuos. Nežinau, ar tokių durnelių yra, kurie naktim po tunelius važinėtų. Nes visiškai tamsa, visiškai juoda. Ten va toli tik matosi kažkas. Ir esmė, kad tuoj nežinau, gal matysis. Ten kažkas mirksi. Ir visą kelią, kol važiavau, mirksėjo. Ir aš nesuprantu, ar man ten akyse mirksi, ar tikrai mirksi. Dabar buvo ką tik. Tai pradžioj galvojau, kad okei. Nes labai debesis užėjo. Tai galvojau pradžioj, kad žaibuoja ir griaudi. O dabar jau nežinau kiek laiko, tai čia valandą laiko važiuoju. Ir nieko, ir esmė, kad žaibas matosi, bet griaustinio visiškai nėra. Tai ten gal kokia stotis ir mirksi. Neįsivaizduoju, nes taip irgi netolygiai. Va, vėl sumirksė. Tai va, tai biški bijau, kad jeigu audra didesnė, aš dar nežiūrėjau orų, tai jeigu audra didesnė užeis, tai blemba po stogu, tai tikrai geriau būtų būt. Nes aš geriau surizikuosiu baudą gauti, nes čia turbūt jau ir gaučiau tik 3 eurų, nes tipo jau čia arčiausiai stovyklavietės šitas dalykas. Jo, manau, kad statysiu va čia tarp tų suoliukų ir viskas per vidurį. Ir tai atsikelsiu, kad ir anksčiau. O šiaip tai žmonės draugiški. Vakar praėjo ir šiandien gal nieks nematė, bet vakar kažkas praėjo ryte. Tai gal 2 žmonės, nieks nieko nesakė, nelabai irgi supranta, nieks ten nesidomi tiek. Ar čia miega kas palapinėje ar ne, pamato, kad normaliai apsirengęs, ne bomžas. Ir žmonės kaip žmonės, nekreipia dėmesio, supranta, kad negyventi ten atėjau. Tai manau, kad surizikuosiu, dviratį yra kur prisirakint, čia šiaip nelabai yra prieimo, bet tų tunelių praėjimo kito. Nes čia vat prie pat šitos vietos, iškart va po kairę, šitas kalnas yra kur už manęs, tai vėl tunelis. Tik nežinau kiek metrų. Tai va, žodžiu, dabar klausimas tik tais dėl to žypčiojimo, tai eisiu pasižiūrėsiu, kas ten per biesas, ar čia audra pareina, reikia ruoštis, ar tiesiog kažkas kito. Jeigu ne audra, tai nes garso nėra, tai kažkaip pusiau ramu. Tai va, šiaip 100 km beveik ir gausi šiandien. Galvojau, bus apie 8-5-9 gal, bet gavosi panašiai tiek. Ir viskas, maisto turiu, kaip sakiau, vandens čia yra kur prisipilt.
Pavargau, bet gera diena. Na, aišku, dar ne vakaras, jeigu audros nebus, bus gera diena. Tai va, tik dujų nenusipirkau. Bet manau, kad užteks, pasimokiau, kad ilgai tos dujos laiko, tai už 200 km nuo praeito miesto kitas miestas bus. Tai manau, kada važiuosiu, kiek čia mažiau kavos reikės virtis ir naudot kam reikia, o ne kam nereikia. Tai va. Gerai, tada tiek šiam vakarui. Jeigu audra bus, tai gal dar susitiksim. Jeigu nebus audros, tai miegos ir susitiksim tik ryte. Tai peace ir saldžių sapnų.